Sveiki žiūrovai, šiandien ir vėl šeštadienis, aš kely, lėkiu į bagažinių turgų, graži saulėta diena, tai manau pardavėjų bus daug, tikiuosi rasti kažką įdomaus ir jums parodyti. Aš jau turguje, stoviu eiliai, laukiu atidarymo, 12 valandą, visus pradės leist. Eilė pajudėjo, mes jau turguje, čia jis taip vadinasi. Ir štai mes viduj. Daug mašinų, daug pardavėjų. Čia keli žaidimai yra, kas čia? Nieko ypatingo. Šitas kažkas įdomaus. Paklaust. Sorry, mate, how much for game? Did you get out the box down there? Pound, mate. They're all £1 down there. Okay. How much for this? These ones are both £2. That's the last ones that I've got. Each or together? Each. Each, yeah. You're late. Everyone, I had loads. They've all gone. That's why I've scattered these out, because this were full of games. Okay. Yeah, maybe I take this too. I always put my phone out of pocket because it's very Filmai. How much? What is it? A cage, isn't it? Hamster. Or what? What hamster cage? £1. Prieš tai, kur rodžiu, nusipirkau kelius DVD filmus po svarą. Čia laikrodukas gražus. Ir telefonas. Labai lengvas. How much for phone? I've got 25 on it. 25, yeah. Okay. Nice. If you could come back in the next 25 svariukai. 45 darling, that's on that one. They're all different sizes though. Daug žmonių, daug pardavėjų. Smagu vaikščioti, šilta. Ir ieškoti kažko pigaus. Kol kas tik tais pusę mašiuko. Gal čia kažką rasim? Šitie visai nieko. Reiks paklaust. Žaislai. O, vėžliukas, kelintų metų. 2002. Reiks pasimti.
į kolekciją. Šrekas. Matytas. Paskutinė eilė ir turgus baigtas. Ir vėl greit praeita. Po truputį. O, Tetris matau. Tetri. How much for the I'll find the. You can have 2 for the fiver. Two. I've got all leads. Let's have a look at that. And I've got 2 headphones. I've got check all 3 headphones. Check all 3 headphones. That's what I found. Kažkokia valymo priemonės. Koša. O, kokios baterija. Sorry mate, how much for this? Oh. 5 mate. 5, yeah. Reikia gal pasiimt. Visi DVD kompaktai po svarą. Reikia pažiūrėti, gal ką rasim įdomaus. Kas čia gero. Nieko nematau. Ne. Einam į priekį. Žmonės jau vėl kraustosi. Deda viską į autobusiukus. Ką, jau čia viskas išrankėta, reikia eiti ieškoti. Kita vieta. Tik valandą gerą praėjo, jau pirkėjų sumažėjo. Daug kas išvažiavo. Buvau nuėjęs padėti maišo vieną. Dabar dar vieną prisikroviau. Sunku nešti, bet. Reikia paieškoti. Jau grįžau iš turgaus, keletą daiktų radau, viskas ant skrynios. Turguje buvo daug žmonių, sakyčiau, konkurencija didelė. Tai manyčiau, visai neblogų dalykų radau, kažką išėjo ir pagriebti. Pradėkime nuo šitų ratukų. Šitie ratukai prisitvirtina prie vežimėlio. Ir vaikas gali ne tik sėdėti, bet ir atsistoti. Už juos mokėjau 2 svarus. Kadangi trūksta dar čia kai ko pritvirtinti, bet žiūrėjau, apie 4 svarus kainuoja tokie kabliukai. Jų kaina apie 15, iš tikrųjų nedaug, yra geresnės firmos. Tada būna apie 20-25. Na, bet pabandymas. Toliau. Telefonas. BT, gera firma. Mėgstama. Daug esu pardavęs. 5 svarus mokėjau. 2 telefonai. Pabraižyti. Apie 25 naudoti. Šitas
paskutinę dar minutę išeidamas pamačiau, pagribiau. Kažkas, kiek žinau, jau tai su dujom kažkas susiję, bet sakau, pabandysiu už 4 svarus. Siūlė 5, bet vėliau sutiko už 4. Čia yra dujų reguliatorius. Kaip ir viskas yra. Vien šitas, mačiau, 12 svarų kainuoja internete, bet aš radau tokį įdomų lapą dar. Čia Amazon'e pirkta. Mokėjo 47. Nu, 40 iš tikrųjų, kokiam 7 su mokesčiais. Bet žiūrėjau, eBay apie 60, 80 nauji. Tai čia panaudotas. Taigi, keletą žaidimų visada pasiemu. Pabandymą kolekciją ar šiaip parduoti. Hitmanas, kažkada jaunystėje žaidžiau. Visai nieko žaidimas. Bet ne mano skonio. Šitas irgi ne mano skonio. Čia daugiau vaikam bus. Tai už tuos abudu sumokėjau 3. Šitą bateriją, kaip supratau, Panasonic fotoaparatui. 50 centų mokėjau. Tai internete įdėta už 22. Maždaug. Šitas įrenginys įdomus. Garsi firma. Čia, kaip suprantu, akumuliatorių kraut. Ar kažkaip užkurti akumuliatorių, gal mašiną, kažką išjudinti. Bet nebuvo pakrovėję. 5 svarus mokėjau. Yra vieną radau tik tais tokį, būtent lygiai tokį patį. Bet buvo ten dalim, tai 20 įdėtas. Tai aš manau, kaip sakant, į minusą nenueisiu. Toliau tęsiam, Simpsonas prie televizoriaus sėdi. Savo mėgstamiausiai pozai, svarą mokėjau. Nelabai radau aš tokį būtent. Nu, tiksliau radau, bet nebuvo ten kainos. Gan senas. Tai nežinau, kiek gausiu, bet tokie visokie po 20, po 30. Simpsonų visokie atributika. Diržas sublizgėjo man ant stalo. Tai pasiėmiau. 4 ar 3 mokėjau. Galvoju dabar, gal 3. Apie 20-30 svarų. Būtent lygiai tokią pačią neradau, bet irgi blizgas su arkliuku. Tai bandysim dėti kažkas panašaus 20-30. Šitas grotuvas DVD. Automobilyje. Sėdėt, žiūrėt, kaip tik keliaujant tinka. Reikės protestuoti, aišku. Esu panašų idėjas, turiu savo parduotuviai internetiniai, tai apie 28-35 kainos tokios. Mokėjau 10. Nes šiaip daugoka, bet žinojau, kad apie 30 gausiu. Geras stovis yra dėžutė, yra visokių čia. Visokių, kas svarbiausia. Yra viskas gerai, liuks. Pultelis prie DVD visada turi būti. Dar keletą video DVD serialai. Verlin. Pirmą kartą matyta, bet berods 2010 metų. Atrodo, gan senas, bet nežinomas. Mokėjau už tas 3 dėžutės po svarą. 3.
Šitas trečias sezonas apie 6 svarus. Ketvirtas sezonas irgi apie 6 svarus. Ir šitas penktas sezonas. Naujas. Yra keli dėti nauji, tai 55. Kaip nekeista. 55 svarai, o naudoti po 35 įdėta. Tai gan įdomi kažkaip, kodėl čia taip skiriasi tos kainos. Bet kaip sakant, gerai man. Veikdrodėlis pasikabinti. Gražus jie tokie, esu 3 pardavęs. Tokius visokius. Tai po 30, po 35, jie gan brangus. Palyginus būna tokių didesnių, tai ten 60-80 svarų. Mokėjau svarą už šitą, vienas iš pirmųjų mano pirkinių šiandien. Ir kamerytę, kaip matot, 5 mokėjau. Sealed. Firma neaiški, bet esu kelias kameras pardavęs. Tokias be pavadinimų, kaip ir nefirminės. Tai manau apie 20 turėčiau gauti, vien dėl to, kad nenaudota. Va, visi pirkiniai, visi radiniai. Sakyčiau, neblogai. Aišku, šitas labiausiai nustebino. Šitas dar reikės išsiaiškinti, bet reikės pirkti pakrovėją.